punktą 15 sekundžių, antro punktą ten kažkur Lenka padarė 20 sekundžių. Bando kažką. Ne. Labai svarbus pasidėkojimas, atsirinko 30 stipriausių, o sveikinu tuos, kurie dar tik dabar startuos, ruošiasi startui. Ir norėčiau pakviesti pernai metų sprinto čempionus Dainavos klubo atstovę Sandrą Pužaitę ir Versmės klubo atstovą Paulių Kudriavcevą pakelti vėliavą. Sveikinimo žodžius tars Kauno vicemeras sporto reikalams Stanislavas Bučkevičius. Labą dieną, gerbiami dalyviai, organizatoriai, žiūrovai, gerbėjai, leiskite jūs Kauno miesto mero, Kauno miesto tarybos narių vardu pasveikinti su Lietuvos orientavimosi sprinto čempionatu. Orientavimosi sportas iš tikrųjų yra puikus sportas, puikiai sporto šaka. Mes prieš tai su gerbiamu Rimantu Mikaičiu diskutavome, kad reikėtų, kad orientavimosi sportas atsirastų olimpinėse žaidynėse. Tai ne tik tai fizinė ištvermė, greitis, bet ir mąstymas, kas ypatingai svarbu lavinant jaunąją kartą. Jaunimas turėtų rinktis tokias sporto šakas, kaip orientavimosi sporto šaka. Ir tikrai šiandieną Kaunui yra didžiulė garbė, kad Lietuvos sprinto čempionatas rengiamas dviejų didžiausių Lietuvos upių – Nemuno ir Neries santakoje, Santakos parke. Sėkmės sportininkai, gerų rezultatų, geros nuotaikos ir gerų atsiminimų apie Kauną. Sėkmės jums! Noriu pasveikinti visus čia susirinkusius į Lietuvos orientavimosi sporto čempionatą sprinto trasoje. Padėkoti miestui už paramą ir dėmesį rengiančias varžybas, tako klubui, kuris puikiai įrengė startą, trasas. Tikiuosi, jūs išsiaiškinsit patys stipriausius savo čempionato dalyvius, prizininkus ir medalininkus. Sėkmės visiems! Ačiū valdžiai. Ruoškite startams. Bet kviečiam mus į jį. Labai iškvietimus daryti, jeigu prabėgsit antrą kartą. Tai yra priklausomai nuo vietovės reiškumo, jeigu oro linija 18, 19, 20. Tai pusė maratono. Taip. Tarp kitko, mūsų Sadeckas bėgo dabar pusę maratono Berlyno. Pusę maratono, tai jis buvo pirmi 6 juodukai, man atrodo, jisai 7. Valandą 6. Nes orientacininkai pasaulio normatyvas yra pasaulio orientacininkai bėga maratoną greičiau kaip 2:20. Maraton. Jis yra arba normatyvas, vadinsim, bet olimpinio. Jeigu toks atsiras viskas, jis gali dalyvauti rungtynėse. Ką legendų neši pasiimta? Ar tik šiek Ne, dar galvojam, kad sprinta bent jau.
mažai, ne? Taip. Eikit iš tako, nesivaikščiokit čia.